Neringa Venckienė neteko teisinės neliečiamybės. Nepaisydamas audringų teisėjos kalbų ir gausaus rėmėjų palaikymo, Seimas leido Venckienę patraukti baudžiamojon atsakomybėn ir suvaržyti jos laisvę. Prokurorai jai rengėsi pateikti 5 kaltinimus, tačiau ar byla pasieks teismą neaišku. Venckienė nebejoja pergalę Seimo rinkimuose ir artimiausių metų žada pati išeiti iš darbo teisme. Teisinė neliečiamybė jį atgaus tapusi kandidate į Seimą. Teisėja Neringa Venckienė su būriu šalininkų į Seimą atvyko prieš 2 valandas iki jos neliečiamybės svarstymo. Seimo kavinėje pasikalbėjusi su parlamentaru Sauliumi Stoma, Venckienė patraukė į posėdžių salę. Virš jos esančiame svečių balkone Venckienės laukė ne tik gausus būrys šalininkų, bet ir sustiprinta apsauga. Ėmus svarstyti Venckienės neliečiamybės klausimą, Seimas leido pasisakyti ir pačiai teisėjai. Venckienė pareiškė, kad maždaug mėnesį neliečiamybės klausimą nagrinėjusi Seimo komisija nepagristai siūlo naikinti imunitetą, nes prokuratūra nepateikė jos kaltės įrodymų. Kaltinimai 4 yra. Viskas yra dėl gegužės 17 mergaitės pagrobimo. Tai reikėjo vienintelį dalyką padaryti – atnešti vaizdo įrašą ir visiems Seimo nariams tą vaizdo įrašą peržiūrėti. Tai bus akivaizdu, kas toje istorijoje yra nukentėjusysis, o kas yra nusikaltėlis. O to nepadarius, tai nesant jokių įrodymų, tai iš esmės tuščia kalba. Venckienė palaikantis laikinosios komisijos narys piktinosi, kad komisija Seimui siūlo ne tik panaikinti Venckienės neliečiamybę, bet ir leisti ją suimti. Mes apstulbinti dėl to, kad nedavė balsuoti alternatyvos be žodžio suimti. Pavyzdžiui, kai mane traukė baudžiamojon atsakomybėn ir Seimas sutiko, tai be teisės suimti. Pasiginčiję maždaug valandą parlamentarai pradėjo balsavimą. Kad būtų panaikinta teisėjos neliečiamybė, reikėjo 71 balso. Už 703, prieš 20 sulaikė 9, rezoliucija priimta. Daugiausiai už imuniteto panaikinimą balsavo konservatoriai ir socialdemokratai. Tiesa, dalis šių partijų atstovų susilaikė ar buvo prieš. Vieningai Eligijaus Masiulio vadovaujamas Liberalų sąjūdis balsavo už teisėjos neliečiamybės panaikinimą. Už buvo ir beveik visi liberalcentristai. Už Venckienę stojo Krikščionių partijos frakcija. Dauguma tvarkiečių balsavime nedalyvavo. Darbiečiai ir parlamentarai iš mišrios Seimo narių grupės balsavo įvairiai. Iš esmės man jokio skirtumo, nes aš jau buvau apsisprendus, kad aš po dienos ar 2 pati parašysiu prašymą išeiti iš teisėjų pareigų, tai aš iš esmės tai tik laukiau pasižiūrėti balsavimą. Dar jūs neturit mano vaizdų. Venckienė sako, kandidatuos į Seimą, tačiau kurioje apygardoje neatskleidžia. Ja akis į akį rudenį per rinkimus kviečia susikauti teisėjos neliečiamybės klausimą nagrinėjusios komisijos vadovas. Jeigu gerbiama teisėja Neringa Venckienė neatsidurs, kur atsiduria kai kurie žmonės, tai yra Panevėžyje, atitinkamuose namuose. Jeigu ne sulauks bausmės, o tiesiog garbiai iškėlus galvą, duos atsakymus teisėsaugai, įrodys savo nekaltumą, aš kviečiu ją kandidatuoti Klaipėdoje, Baltijos vienmandatėje apygardoje, kur aš esu įsikėlęs savo kandidatūrą į Seimo rinkimus. Aš dalyvausiu su kuriuo galiu varžytis, tai man Jurkevičius tai tikrai ne kandidatas į Seimą. Kur galiu varžytis? Bet kur aš galiu varžytis, manau. Tai bet čia tik smulkmenos, čia jokio skirtumo. O su kuriuo sąrašu? Su Drąsos kelio ar su Lietuvos? Tai Drąsos kelias bus pagrindas formuoti Lietuvos sąrašą. Ar tai gali būti partijų koalicinis sąrašas? Ar Drąsos kelias bus pagrindas formuoti Lietuvos sąrašą? Ar jūs vadovausite šitai partijai? Tai partijai nežinau, bet formuojant sąrašą, tai aš tikrai vadovausiu. Kaip jums sekasi? Venckienė neliečiamybė vėl gali atgauti, jei taps kandidate į Seimą ir vėliau jai bus išrinkta į parlamentą. Reporteris Edgaras Kiškis, Vilnius.